to smurto kažkaip tai per pačią draugystę nei nulio nebuvo. Netgi kalbėdamas su juo, jisai sakė, nors pas mane yra tokia sunki vaikystė, sunki šeima, bet, sako, aš niekada gyvenime, iki šiol prisimenu, niekada gyvenime nekelsiu nei prieš merginai, nei prieš savo moterį arba žmoną rankos. Daug kartų bandžiau išeiti, tiesiai šviesiai pasakius, bandžiau 3 kartus išeiti, nepavyko. Vis tiek tikriausiai mylėjau pernelyg stipriai tą žmogų, kad šeima rūpėjo. Ir visą laiką, kai jisai atsiprašinėja ir prašo, kad jisai pasikeis, grįžk, prašau, tai bus paskutinis kartas, visą laiką duodavau viltį vėl naujam gyvenimui. Bet kiekvieną kartą ir tuom ir baigėsi. Vėl smurtas, vėl girtuoklystės ir vėl nesąmonės. Tas galutinis apsisprendimas buvo išeiti tada, kai jisai sumušė tiesiog mano vidurinį vaiką. Iš karto apie motinos ir vaikų globos namus, apie karitą aš nežinojau gyvenime nei pusę žodžio. Aš nežinojau netgi, kad tokia įstaiga egzistuoja. Ir atvažiavau aš čia, pamačiau 4 vadovės, kurios labai gerai bendravo su tavim, labai gerai klausė, išklausė tave ir tiesiog patarė, kaip galima, ką daryti, ko reikia, ko nereikia. Ir tiesiog apibendrino šitų namų, karito namų visą veiklą, kuom jie užsiiminėja, dėl ko jie stengiasi ir dėl ko tu privalai čia gyvendamas stengtis. Tai apsižiūrėjom mes namus pasikalbėdami. Patiko viskas, pamačiau labai daug naujų žmonių, jau man nerūpėjo niekas, aš jau buvau laiminga dėl to, kad atsirado nors biški kažkokia tai liepsnelė vilties, kad nes artėjo žiema ir aš labai dėl vaikų bijojau, kad nereikėtų vaikams kur nors šalti. Tai mums žiemai reikėjo stogo ir prieglobsčio. Sutikau dėl to ir ant tiek buvau laiminga ir sako, gerai, mes jūs apgyventysim, priimsim. Aš labai džiaugiausi dėl to, kad aš turėsiu nors vieną kambarėlį savo ir savo vaikams, kad bus šiltos, minkštos lovos su švaria patalynė, kad pagaliau mes turėsim laisvo laiko savo, turėsim ramybės vakarais, nebus triukšmo, nebus smurto. Šiuo momentu, kai girdžiu tokių žmonių pasišaipimus, galima sakyti, arba nuostaba tokia didžiulė, kai jie kelia, kad tu esi 3 vaikų mama, tai man sukelia juoką. Nes jeigu aš viena sugebėjau prasilaikyti ir būti viena su 3 vaikais, tai kiekviena kita moteris, kuri, daleiskim, skęsta smurte, tą patį gali. Tiesiog nereikia tylėti ir reikia ieškoti kažkur tai kitur pagalbos, o ne užsidaryti tiesiog savyje. Tai geras patarimas būtų tokiems moterims tik tai toks, kad nesvarbu, kokie žmonės šalia tavęs yra bjaurus ar itin bjaurus, bet vis tiek ateina toks laikas, kada tu rasi gerų draugų, naujų pažįstamų ir kas iš tikrųjų tave mylės, palaikys ir džiaugsis kartu su tavim, su tavo laiminga akimirka.